teko papulti ne į tą kompaniją, kur reikia. Viskas prasidėjo nuo draugų. Nuo to pirmo kartą labai didelį įspūdžio nepaliko man tas ralio varžybų stovėjimas visą dieną kažkur krūmuose. Ir sakiau, kad daugiau niekada gyvenime nevažiuosiu ralį. Iš tikrųjų reaguoja taip, mergos. Mergos. Nereaguoja, jie niekaip nereaguoja į mus kaip sportininkės, jie reaguoja į mus taip, kad ateina, žiūrėk, ką panikęs, važiuosit. Ne, su gerbėjais kol kas nieks nesiperša į vyrus, tai tikrai, bet tai sulaukiam ir dovanų, ir gražių laiškų, ir pagirų, ir palaikymo didelio. Iš tikrųjų vyrų, kai gerbėjai tikrai netrūks. Gal antrą pusę nelabai leidžia. Ne, turi būt riba. Mes vis tiek nebandom paneigti to, kad mes esam panos, kad esam moteris, kad iš tikrųjų mūsų uždėjus ir tos kombinezonus, ir šalmus vis tiek suprant ir atskiria, kad mes panos esam, vien iš gal sudėjimo, žvilgsnio, mes vis tiek padažytum blakstienų, kaip nusušvedamas, nesupainėsi tikriausiai. Jūs patys pasakykite, jums gražiau, kai panos yra lyvytės, ar šiaip kokia stovėtų purvina, negražiai panačia nuotraukoje, prie mašinų. Ne, tai yra darbas ant publikos gal. Toks tas darbas. Kai Inesa baras, tai aš jau tada jaučiuosi, kai jaunesnioji sesuo sėdžiu galvytę nuleidus, tik tai kartais nepasireiškia mano automobilė. Aš pati esu rusė, bet jau daug metų nešneku rusiškai, taip kad kiekvieną dieną vis tiek man ta kalba yra irgi ne kasdien klausoma. Šiaip tokie niuansai, kad jinai sako pravai ir aš galiu atkartoti pravai, bet į pasitikrinimą aš vis tiek žiūriu rankas pravai, su kuria rašai, su kuria nerašai. Tas turi būti pratimas po to. 3 metus esu serviso zonoje atbuvus su komanda ir dar ten be lenktynininkų, mechanikų, tai pilna vasės, tikrai labai linksma. Jie visur pasikviečia, visą laiką pakomentuoja, pamojuoja. Iš tikrųjų, tai kaip dėmesio rallyje ir pasiūlymų išgerti alaus tikrai netrūks. Bet šiaip tai, kad už vairo sėsti, aš nemanau, kad aš tiek patirties vairavime turiu, kad galėčiau vairuoti tą būtent sportinį automobilį, nes iš tikrųjų ten labai daug darbo reikia, ten iš oro būtent taip nesisėsi ir neužsivesi ir nepavairuosi ir reikia daug dirbti, kad jį valdyti. Neatsisėsi, tai net ir profesionalus vyrai vairuotojai atsisėdi tos mašinos sportinės, pjaudės, sako, nefik. Gesti, neįdūsta, kratus visas, sako, ne, čia reikia mokėti ją važiuoti, o tada važiuoti. Tai kad aš neturiu automobilio kartu. Ne, ralio žiūrėti man užtenka kantrybės. Man patinka žiūrėti 1000 kilometrų, 4 valandų varžybas. Galiu dar dragus pažiūrėti, bet ralį, ten stovėti visą dieną ir laukti, kada kur kas pravažiuos, ten apipils tave dulkė, modai sukandžius tave būtinai visokiausiai. Stovėti reikės miške, tarp krūmų ar dar kažkur man neužtenka tam kantrybės. Man labiau patinka tada servise, galvoju, gerti kavą su smagia mechanikų kompanija ir kažkaip laukti, kada atvažiuoja būtent ekipažai. Ir juos gal gyvai lėtai stebėti, atsisėdus patogiai. Vieną kartą teko keisti kulisą visą. Varė visą naktį mes nekeitė. Jau kol išrinkom visą saloną, kol išardėm kulisą, kol kričių dėžės rosus apjungėm, veikiklis visą dar pakeitė. Net užtikrė mašina ir bėgį net persijungė, kaip nekeista. Konstravom visą naktį. Manau, tai jausmas tai nelabai rožė, man galva ten po to vairų gulėti, tokius varžtus prisidinėti, tai kažkaip nusprendėm, kad čia ne mūsų. Mes kažkaip be to galim apsigyventi. Mes galim plauti automobilius, valyti ten. Šluostom, susprėjom. Nes čia nesenai automobilių dažyti bandė su pirštu.